Labą dieną. Esu Šalčininkų rajono Eišiškių Lopšelio darželio Žiburėlis ikimokyklinio ugdymo mokytoja Natalija Sokolova. Šiandien norėčiau Jums pristatyti savo pranešimą Pilietiškumo mokykla darželyje ir pasidalinti mūsų grupės šių metų pilietiškumo kompetencijos ugdymo idėjomis. Pilietiškumas tai pojūtis arba sąmoningas požiūris, kad esi valstybės pilietis, turi tam tikras teises ir pareigas, kad esi dalis valstybės bendruomenės. Būti piliečiu tai jausti pagarbą ir meilę tėvynei, didžiuotis savo tautiniu identitetu. Pilietiškumo ugdymo darželyje mes pradedam nuo paprastų dalykų ir siekiame, kad vaikai žinotų, kas yra Lietuva, koks miestas yra Lietuvos sostinė, kas yra Lietuvos prezidentas, kaip atrodo Lietuvos simboliai. Kad galėtų išskirti Lietuvos simbolius iš kitų panašių simbolių. Kad pažintų Lietuvos žemėlapį ir galėtų išvardinti kai kuriuos Lietuvos miestus. Kad galėtų atpažinti Lietuvos himną ir žinotų, kaip jo klausomasi. Kad galėtų atpažinti kai kuriuos įžymius Lietuvos objektus, pavyzdžiui, Gedimino bokštą, Trakų pilį ar televizijos bokštą. Kad žinotų kai kuriuos Lietuvos istorijos faktus, pavyzdžiui, iš legendos apie Gedimino sapną arba iš pasakojimo apie sausio 13-osios įvykius. Kad žinotų kai kurias svarbias valstybinės datas ir šventes ir kad gerbtų savo tėvynę. Pilietiškumo ugdymas darželyje susideda iš tokių dalykų kaip valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimas, pasakojimai apie Lietuvos istoriją, tautosakos įtraukimas į kalbos ugdymą, lietuvių liaudies rateliai, šokiai ir dainos muzikos užsiėmimuose, Lietuvos simbolių kūrimas ir konstravimas, tautinių juostų piešimas, Lietuvos žemėlapio tyrinėjimas, didaktinės užduotys ir viktorinos apie Lietuvą ir pažintinės ekskursijos. Šiandieną visuomenėje tautiškumo ir pilietiškumo temos atgimsta iš naujo. Nors darželyje apie Lietuvą, apie Vilnių, apie Gedimino pilį ir Baltijos jūrą buvo kalbama su vaikais visą laiką ir iki pilietiškumo kompetencijos atsiradimo iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programuose. Kiekvienais metais buvo švenčiamos valstybinės ir kalendorinės šventės, vaikai buvo supažindinami su lietuvių tradicijomis ir papročiais, mokomi šokti lietuvių liaudies ratelius, spalvino, piešė ir aplikavo Lietuvos vėliavą ir herbą, klausėsi himno ir atlikdavo įvairias užduotėles apie Lietuvą. Šiemet mes ir vėl dalyvavome lietuvių kalbos dienų organizavime, kuri jau 9 kartą inicijuoja Valstybės lietuvių kalbos komisija. Ir įgyvendinome renginių planą skirtą lietuvių kalbai, Lietuvos kultūrai ir istorijai. Mūsų darželyje buvo organizuota paroda Gedimino bokštas, kurioje mūsų grupė pristatė ir savo kūrybinį darbą, padarytą kartu su mokytojomis. Vaikai turėjo galimybę klausytis lietuvių kalbos ir praturtinti savo žodyną, stebint mokytojų inscenizuotą pasaką Katinėlis ir Gaidelis. Pasikvietę į svečius kitos grupės vaikus ir bendradarbiaujant su lietuvių kalbos mokytoja, organizavome vaikams edukacinę valandėlę Viskas apie Lietuvą, kur vaikai galėjo smagiai leidžiant laiką ir atliekant įvairias užduotėles, ugdytis įvairias kompetencijas. Vaikai žiūrėjo PowerPoint pristatymą apie Lietuvą,
bandė Lietuvą rasti pasaulio žemėlapyje ir ant gaublio. Šioje veikloje panaudojau ir specialiai paruoštas respublikiniam projektui Tėvynės pažinimas naudojant įvairias metodinės priemonės Marta Kranui, interaktyviąją viktoriną apie Lietuvą ir skaitmeninę užduočių knygelę Mano Lietuva. Pasiskirstę grupelėmis vaikai išbandė save dėliodami į puzzle Lietuvos žemėlapis, šiaudeliais ir skalbinių segtukais dėliodami įvairius žodžius siejamus su mūsų tėvyne. Taip pat sukūrė Lietuvos vėliavą iš įvairių grupėje esančių daiktų. Vasario mėnesį taip pat sudalyvavome respublikinėme projekte Tegu sukasi lietuvių liaudies rateliai ir lietuvių liaudies ratelių ir žaidimų popietėje darželyje. Bendradarbiaujant su muzikos mokytoja sušokome Agonėlę, Aviža prašė, Gryps gryps baravyks ir Ciceliukė Marceliukė. Be abejo, linksmai darželyje atšventėme Lietuvos gimtadienį, kur galėjome ne tik pasiklausyti Lietuvos himno ir legendos apie Gedimino sapną, bet ir smagiai pašokti Vyrė košė ir du gaideliai. Šventės metu sudalyvavome STEAM veikloje Sukurkime Lietuvos žemėlapį, kai reikėjo su tikro žemėlapių pagalba sukurti Lietuvos žemėlapį ant grindų iš įvairių daiktų ir žaislų. Taip pat reikėjo surasti didžiųjų Lietuvos miestų vietas. Poezijos valandėlėje teskamba meilės žodžiai Lietuvai. Stebinome žiūrovus savo deklamavimo sugebėjimais. Mūsų bitutės kartu su savo draugais iš Zuikučių grupės pagal Lietuvių kalbos dienų organizavimo planą apsilankė ir Stanislovo Rapalionio gimnazijos kraštotyros muziejuje Atmintis, kur galėjo pamatyti daug senovinių buities daiktų ir pasiklausyti mūsų miestelio istorijos, kurią papasakojo mums istorijos mokytoja ir muziejaus vadovė. Stebėjosi mūsų vaikai muziejuje patefonu, spausdinimo mašinėle, angliniu lygintuvu ir samovaru. Apžiūrinėjo naudotus anksčiau Lietuvoje banknotus ir monetas, matė audimo stakles, senovinį kirvį, duonos lyžę, plunksnakotį su rašaline. Ir dar daugybę įdomių dalykėlių. Vieno ryto rato metu, kai su vaikais kalbėjomės apie prezidentą ir svarstėme, kaip atrodo jo darbas, vaikai pasakė, kad labai įdomu būtų apsilankyti prezidentūroje ir pažiūrėti, kaip jis dirba. Tada mums kilo idėja parašyti prezidentui laišką, kuriame mes papasakojame, iš kur mes, kaip mylime Lietuvą ir kaip norėtume susitikti su prezidentu. Savo mažomis rankytėmis priešmokyklinukai nukopijavo kartu sukurtą laišką ir mes nuvykome į Eišiškių paštą tą laišką išsiųsti. Kiekvieną dieną vaikai klausdavo, ar neatrašė mums prezidentas, kol vieną dieną tikrai gavome atsakymą,
į mūsų laišką iš prezidento kanceliarijos su kvietimu apsilankyti, deja ne prezidento kabinete, bet visgi prie prezidentūros esančiame valstybės pažinimo centre. Valstybės pažinimo centre vaikai dalyvavo edukacijoje Atrask simbolio prasmę ir sužinojo daug naujų ir įdomių dalykų apie prezidentą, apie Lietuvos miestus ir jų herbus. Daug atradimų patyrė ne tik vaikai, bet ir mokytojas bei kiti vaikus lydintys asmenys. Nors prezidentą mes taip ir nepamatėme, tačiau nė trupučio nenusivylėme savo išvyką į Vilnių. Kadangi Lietuva tai ne tik Vilnius, Gedimino bokštas ar prie Baltijos jūros esanti Palanga, bet ir mūsų nedidelis miestelis Eišiškės, mes susidomėjome ir respublikiniu projektu Mažais žingsneliais gimtojo miesto takeliais. Pagal projekto nuostatus mes turėjome susipažinti su Eišiškių žemėlapiu, išsirinkti 2 įžymius lankytinus objektus ir, naudojantis tuo žemėlapiu bei iš anksto numatytų maršrutų, nužingsniuoti iki jų ir susipažinti su jų istorija ir architektūra. Apie mūsų Kristaus žengimo į dangų bažnyčios statymą ir kitus įdomius dalykus papasakojo vaikams vienuolė. Išvykos metu vaikai taip pat sužinojo, kur gyvena vienuolės ir ką mėgsta veikti. Kai kurie vaikai pasakė, kad bažnyčioje dar nė karto nėra buvę. Antrasis mūsų pasirinktas objektas – tai paminklas miesto centre, skirtas 1864 metų sukilimui. Vaikams šis paminklas priminė jau matytą prie bažnyčios varpinę. Po išvykos vaikai buvo paskatinti grupėje sukonstruoti matytus objektus ir vaikai dar keletą savaičių žaidė bažnyčią. Norisi tikėti, kad vaikams ši mūsų patirtis išliks ilgai atmintyje ir padės geriau pažinti Lietuvą bei turėti pagrindą mylėti ir gerbti tėvynę. Tai tiek norėjau šiandien papasakoti apie šiemet organizuotą mūsų grupėje pilietiškumo ugdymą ir palinkėti visiems, kas dirba su vaikais, neblėstančio kūrybiškumo ir neišsenkančio įkvėpimo.